Taip, susirasti tai, kas teikia malonumą, ir tai gali būti visiškai smulkus dalykai. Ir mes turim tokią vieną spektaklį, patį naujausią, mūsų tą vieną iš tų premjerų per metus. Tokiu gana drastišku pavadinimu mūsų per daug šitam su šiktam laive. Labai patinka pavadinimas. Čia juokas juokais, bet mano aktoriai sako, Marta, tu neini nusilenkti, jeigu blogai buvo, ar ne? Sakau, jo, nu negi aš sau gėdą darysiu. Klausimas tada, kaip išmokti nesinešti streso namo. Atsimeni, tokia buvo marketinginė kompanija, vadinasi Neik į teatrą. Atsimenu. Vat koks tavo požiūris? Ir sako, mums reikia 4 stichijų. Sakau, bus! Ne problema. Taip, dabar perinam prie filmų. Tarkšt. Sveiki visi. Sveiki. Va, pristatysiu tuo neužilgo svečią. Edgaras, mūsų didysis brolis. Svečias tai ne Edgaras. Svečias ne Edgaras. Regimantas, režisierius Maigytas. Ir šiaip geras žmogus. Ir pagaliau Martulė. Labas vakaras. Mūsų pažyba. Marta, pasakyk, ką tu veikia gyvenime, nes nenoriu čia tempti tą gumą. Ką aš veikiu gyvenime, tai galvoju, kad teisingai pradėti, tai pirmiausia esu mama. Daugiausia šitą veikiu. Mama, žmona, o po to šalia stengiuosi ir profesinį savo gyvenimą kažkaip pildyti, tai esu teatro režisierė ir šiuo metu ir dėstytoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir socialinių mokslų kolegijoje. Tai irgi teko dėstyti, tai linkėjimai SMK. SMK linkėjimai. Jo. O Klaipėdoje negimusi atvažiavai iš kito miesto, taip? Taip, labai įdomiai išėjo, nes aš esu iš Kauno, mano vyras yra iš Vilniaus ir abu nusprendėm kažkaip gyventi Klaipėdoje, sūnus iš viso gimė Kretingoje, tai žodžiu, bet Klaipėda pagavo, įpynė, užliuliavo ir pasilikom ir jau kūrėm savo gyvenimą čia. O tu žinai, kad aš apie tave sužinojau per Klaipėdos dienraštį, kur tu turėjai didelį pilvą? Buvo parašyta, kad jinai išvažiavo iš kito miesto, persikraustė į Klaipėdą ir yra kažkoks teatras naujas įdomus. Tai va, aš atsimenu tą. Čia buvo 16, 17, kada čia buvo? Oi, čia buvo... Ar 18? 18, 19. Čia šitas tarpas buvo. Taip, jeigu pilvas buvo. Jo, o tik vėliau aš jau per kitą mūsų draugę ir tavo kolegę susipažinau jau gyvai. Taip. Va, tai pažįstame jau ne pirmus metus. Turėjom gražių projektų kartu. Taip. Šiek tiek pašnekėsime apie juos. Gerai. Va, tai teatras yra visada tau buvo nuo vaikystės ar netyčia? Neatsakyčiau, kad netyčia, galbūt lemtis, nes šiaip buvau smuikininkė, pradėjau savo gyvenimą kaip smuikininkė. Pradinėse klasėse grojau smuiku. Tada mečiau muzikos mokyklą, išėjau į gimnaziją ir tenai aš perėjau sportą ir buvau sportininkė. Ir galvojau, kad tikrai savo gyvenimą siesiu su lengvąja atletika. Toks jau profesionaliai pradėjau sportuoti ir trenerė turėjo labai su manim didelių gražių planų. Ir paskui jos nustebimui, sakau, aš važiuoju į Klaipėdą, studijuosiu režisūrą. Viską sugadinai. Viską sugadinau. Ir iš tikrųjų per gyvenimą labai daug dalykų dariau, labai nuo vieno prie kito toks ieškojimas vyko ir aš manau, kad tas ieškojimas, kaip daug kas pavadino tuo metu blaškymasis, kas man nelabai tinka, nes jaunas žmogus ieško. Tai kaip tave numažina, taip, mane numažina, kad tu blaškais, tu nusiramink, tu nusėsk vienoje vietoje, dėkim. Tas blaškymasis mane suformavo kaip režisierė. Tas labai įvairios patirtys mane praturtino tomis patirtimis, kad aš galėčiau režisuoti, kad aš turėčiau ką pasakyti, gerokai galbūt už save vyresniems žmonėms ir vesti visus link bendro tikslo. Ir tos įvairios patirtys šiuo atveju, tas blaškymasis man labai naudai išėjo. O pabaigiai režisūrą? Pabaigiau bakalaurą, mano yra diplomas lietuvių filologija ir režisūra. Tai toksai, sakyčiau, labai visapusiškas lavinimas, nes režisūra man be literatūros, be žodžio valdymo yra neįmanoma. O jau magistro laipsnį dramos režisūrą irgi apsigyniau jau tada, jau kaip sakant, visiškai išsigryninau kryptį. Ačiū, padėkojau literatūrai, bet tada pasukau jau tik į teatrą. Kažkada aš tave buvau pakvietęs į SMK kaip savo kolegą ir mes darėme tokius pirmadieninius surprizus. Tai studentai nežinojo, kas bus svečias, tai buvo atėjęs ir pasakiusi, kad aš tave užklausiu, kaip tu randi savo temas spektakliams, tu sakai bibliotekoje vos ne. Taip, labai paprastai, nes
Aš mėgstu skaityti, aš skaitau tikrai daug ir kartais tiesiog pasiemu šūsnį pjesių, aš jas parsinešu namo, sėdžiu, verčiu, skaitau, žiūriu, kas kabina, kokia tema ten yra ryškiai aktuali ir dažniausiai taip pjesė mane susiranda ir užsikabinu jau skaitimo metu, pradedu matyti vaizdinius ir įsivaizduoti, kaip tai atrodytų scenoje ir praktiškai visi spektakliai taip gimė, tiesiog skaitimo būdu labai paprastai. O klausimas, tu socmedijos stebi, tu tos trendus nežiūri, tai yra tavo pojūtis. Kas tave supa žmonės, ar tu vis dėlto žiūri, kas trendina, ar tai viso ne į temą tavo? Aš su trendais kažkaip nedraugauju. Aš irgi jo praleidžiu. Edgaras žino trendus. Reikia daryti TikTok'e spektaklį. Spektaklis TikTok'e. Puikiai mintis, spektaklis TikTok'e būtų. O koks ilgis TikTok'o? Minutę? Tai laivai ten... Laivai vyksta? Galim daryti trumpą metrą. 3 minutės? Ačiū mūsų režisierius. 3 minutės, aišku, labai mažai, bet gerai, susisieksim su Edgaru, padarysim unikalų projektą. Pasiūliau. Žinok, su Marta yra labai atsargiai. Darom, visus važiuojam, mes jau pradedam skambinti ir lėkiam. Po savaitę sakau, Edgarai, žinok, jau yra, važiuojam. Super. Tai jo, čia yra ateitis, žinai, tai tokie trumpi ir pagaunantis, bet į tą temą dar grįšim. O tu ką tik neseniai pasakei, kad reikia ryžto, reikia patirties bendrauti su 30 metų vyresniais aktoriais. Aš irgi bijojau. Viename projekte aš netgi pasikviečiau asistentą, kuris dramos teatre. Tai linkėjimai. Ir kad jis dirbtų, padėtų man paaiškinti aktoriui, ką jam reikėtų kadre veikti. Nes aš galvojau, kad bus problema ir aš negalėsiu jam išaiškinti tų detalių, emocinę būseną. Aš nenorėjau perspaustai kažkaip neaiškiai. Aš norėčiau, kad jis įsigilintų natūraliai. Tai aš iš to bijojimo pasikviečiau kolegą padėti, nes jisai ten dirba jau daug metų, tai jis tą aktorių pažįsta. Ar kaip tu? Tau irgi yra baimė, ar buvo ta baimė? Gal pirmiausia dar pridėčiau prie šito, kadangi esu moteris, o moterų režisierių nėra daug, žinoma jau daugėja, bet nėra daug, tai ir dar esu jauna ir dar ir atrodau labai jaunai. Tai man dar reikia nueiti dar papildomą mylę, užsitarnauti tą pagarbą kaip režisierė, nes yra man buvę, kad irgi atvažiuoju kažkur kaip režisierė su tam tikrais mokymais ar tam tikrą paskaitą ir į mane iš karto kreipiasi tu, kas čia tokia būsi, nes esu mergina, atrodau jauna, ten kokie tau 19 ir atrodo, kad toks jaunas žmogus, jisai negali turėti svorio savo profesijoje, netgi taip sakyčiau. Kaip režisierė aš tą karts nuo karto pajuntu, kaip čia tokia mergaitė man čia kažką nurodinėja. Bet pastebėjau, kad kai tu labai gerai išmanai savo dalyką, esi profesionalas, ta pagarba ateina gana greitai. Ir kaip tik nesenai turėjau tokį įdomų projektą, kur irgi režisuoju spektaklį ir aktoriai mane pradžioje kreipėsi tu, beveik visi, o vakar jau po repeticijos visi pradeda sakyti jūs, visiškai iš kito galo. O to, kalbant apie tą baimę, tai aš gal nemanau, kad aš ją turiu. Ir aš kartais, jeigu nežinau atsakymo aktoriui, nežinau, ką pasakyti, aš gana drąsiai jam ir sakau, dabar aš nežinau, man reikia grįžti namo su šią mintim pabūti, rasti atsakymą ir aš pas tave sugrįšiu. Nebijau pasakyti, kad aš kažko nežinau. Aišku, jeigu reikia čia ir dabar, tai tada truputį kitaip žaidimo taisyklės. Bet dažniausiai būtent teatro režisūroje mes galbūt nesam tokia tempė kaip jūs. Tai mes turim daugiau laiko išieškoti. Tokiu atveju režisierius irgi gali labai atvirau teksto aktoriams pasakyti, kad duokite man laiko, šiai minutį neturiu atsakymą. Tai kartais ir tas atvirumas prieš aktorius galbūt irgi padeda aktoriam priimti tave kaip profesionalą ir suprast, kad jo, visi klystam. Ir netgi atsimenu su studentais vieną kartą darėm vieną pratimą, kuriame aš suklydau. Ir po to pratimo studentai sakė, o viešpatie kaip gerai, kad paaiškėjo, kad režisieriai ir dėstytojai irgi ne visažiniai. Ir tas irgi formuoja gražų, sveiką, pagarbų santykį. Taip. Tai sakyčiau, baimės nėra, o jeigu jinai tokia atsiranda, tai aš drąsiai pasakau, kad šiuo metu taip yra ir man reikia laiko, kad aš raščiau atsakymą. Dažniausiai ateina tas atsakymas. Svarbu ir prieš save būti sąžiningu, jo ieškant. Gal taip tada atsakyčiau. O vaikystė nebijojai scenos? Kad nelabai ta scena pas mane,
buvo smuikelis, ar ne, kad tuo smuikeliu ten grodavau, tai labai gerai atsimenu vieną smuiko egzaminą, kur tiek bijojau, galvojau, nualpsiu ir mano smuiko mokytojai tik tai man visai rodo, kaip tu čia kvepuok, kaip čia atsipalaiduok ir atsimenu tą jausmą, kad eini groti, vat visas toks tas smuikelį taip laikai, bet pagrojęs tu nori vėl. Vat atsimenu, buvau, kiek aš 6, gal 5, ateinu, pagrojau, visa va tokia, tas jausmas tragiškas prieš einant į sceną, bet po to tu nori vėl. Tai atsimenu tą jausmą, vat iš tų pirmųjų pasirodymų ant scenos su smuikeliu, kad aš noriu vėl, aš noriu dar. Nors pantė ant scenos dabar praktiškai niekada nebelipu, vis laik būnu... Pasilenk tik tai. Tik tai nusilenkt. Nusilenkt, taip. Ir tai ne visada, ten prastai suvaidina, tai aš ir neinu nusilenkti. Žodžiu, tai čia juokas juokais, bet mano aktoriai sako, Marta, tu neini nusilenkti, jeigu blogai buvo, ar ne? Sakau, jo, negi aš sau gėdą darysiu. Čia jūsų kaltė, Hebra. Čia aš ne prie ko. Pirmai išeina, ne, iš salės. Aš vis atsistoju, dramatiškai išeinu. Vidury. Jo, papildant šitą temą yra sakoma, kad jeigu spektaklis pavyko, reiškia geri aktoriai. Jeigu spektaklis nepavyko, reiškia blogas režisierius. Tai va taip vat ir vat. Filmuose aš irgi stebiu ten Hebra, irgi podcast, ne podcastas, ten jau laidos, žinai, virš 2 valandų, tai apie kiną šneka tokį jau hollywoodinį ir ne tik, sako, tai yra tikrai kaltė pačio režisieriaus. Nes miscastingas, tai reiškia, kad tu parinkai ne tuos aktorius palei jų brožus, palei veidų, tipo netinka, nelimpa iš viso, tu jį matai scenoje ir jisai nelimpa ir ne į temą. Tai tokių filmų labai daug, kur geras aktorius, žinomas ir pajėgumai wow kokie, bet tipo, visai nesižiūri, nesiklauso ir Tai sako, kad jo, tai yra režisieriaus atsakomybė. Nu, praktiškai režisieriaus atsakomybė yra viskas. Viskas, ja. Netgi tos pačios švarios grindys. Va. Jo, ta prasme yra viskas režisieriaus atsakomybė, tai čia gal yra sunkiausias darbas, nes tu norėtum tarsi tik tai kurti, bet neišvengiamai šalia prisideda milijonas kitų atsakomybių ir pareigybių, kurios irgi yra tiesioginė režisieriaus atsakomybė. Su tais pačiais technikais rasti bendrą kalbą, kalbėti, išspręsti nuo pralgintuvo iki prožektoriaus, iki lempos, viskas yra režisieriaus rankose. Tai čia, ko gero, yra sunkiausia režisūros dalis yra atsakomybės svoris. Bet tas lempas ir tos visus techninius dalykus nereikia pačiam išmokti nuo A iki Z. Reikia suprasti, kas tai yra. Bet reikia suprasti, kas tai yra, kad tu galėtum kitam profesionalui, savo apšvietėjui pasakyti, ko tu nori, kad jis tave nežiūrėtų tokiam akim, apie ką tu čia kalbi. Tai rasti tą bendrą kalbą, galų gale irgi visi technikai skirtingi, jų darbo požiūriai, būdai yra skirtingi. Tai su jais susišnekėti dar irgi reikia mokėti. Bet bent jau aš džiaugiuosi, kad šiai dienai gana susiformavo mano technikų komanda. Jinai nėra didelė, bet žmonės tikrai profesionalai ir labai lengva su jais dirbti ir bent jau su mūsų apšvietėju, sakyčiau, šviesų dailininkų, man taip gražiau skamba. Tarsi randam tą pasikalbėjimą, tą bendrą mintį, žiūrėdami į tuščią erdvę iš pusės žodžio. Tai tokį žmogų surasti kiekvienam linkėčiau, kiekvienam menininkui į savo komandą rasti tokį, kur tu žiūrėdamas į tuščią erdvę, su juo kartu dirbdamas matai jau visą paveikslą, kaip tai turi atrodyti. Tai linkėjimai visiems, kad tokius žmonės rastų. Labai sunku, pritariu. Nes čia yra per pusę žodžio, Edgaras su Mariumu, tie apie pusę žodžio jau supranta, ką jie nori, kaip jie nori. Paskui reikia tik ištransliuoti mums. Ir mes suprantam su tavim, Sergejau. Jau su Edgaru tikrai mes jau į tą temą varom jau. Bet užėmė 2 metus, palaispsniu, bet dabar... Jo, turi būti dar stažas laiko. Taip. Turi būti stažas, nes tikrai būna, kad sėdim prie kokio nors pulto, jisai, ir padarom. Ir yra. Tai, žodžiu, čia yra visiškai siekiamybė, ir kad taip tik tai visur, tai mažiau problemų būtų. Manau, irgi gatvėse bevairuojant, jeigu mes suprastumėm vienas kitą, manau, ir praleistumėm, ir posūkį parodytumėm, taip. Ir taip toliau. Taip. Ir nevažiuotume antrą juostą labai, labai lėtai. Jo. Ok, apie atsakomybę belė kokiam projekte. Mes vis tiek ryšame kiną ir teatrą. Teatre streso mažai. Oi, ne. Pas jūs tai streso mažai. Apskritai stresas, man atrodo, yra tokia pandemija dabar šiuo metu. Ir mes visur stresuojam, netgi ten, kur nereikėtų stresuoti. Darželyje vaikai stresuoja, kad kažkokį darbelį reikia padaryti. Gyvenam streso pandemijoje, tikrai. Ir stresas visur yra. Ir galbūt dar streso intensyvumą padidina tempas.
Teatre jis vis dėlto yra šiek tiek lėtesnis, nori, nenori ir ačiū Dievui, kad jis vis dar toks yra. Žinoma, teatrai irgi darosi vis labiau komerciški, ne visi tikrai, bet vis daugiau ir komercija reikalauja tempo. Reiškia, kuo daugiau pastatymų, kuo greičiau, per kuo trumpesnį laiką, 2-3 mėnesiai leidžiam premjerą. Ką aš savo turiu kaip prabangą ir kuo galiu sutaupyti šiek tiek to streso tempe, tai kad aš stengiuosi, kaip būdama mažo teatro vadovė, 1-2 premjeros per metus. Ir tai jau yra maksimumas, ką mes galim padaryti. Tai jau vieną išleidžiamės, džiaugiamės. Tai metam laiko turime ruošti per metus, dėkim premjerą. Aišku, šalia važiuoja visi kiti repertuariniai spektakliai. Bet tuo atveju tas stresas išsidalina per ilgesnį laikotarpį. O stresas dėl pinigų? Oi, visada. Visada, ne? Trūksta kaip visada. Trūksta kaip visada ir dar supranti, kad, vėlgi, režisierius, ar ne, jo atsakomybė yra viskas. Mano atveju tai dar ir finansinis rytis yra mano atsakomybė, o aš čia, neturiu duotybių, taip sakyčiau. Aš vis dar tokiam kažkokiam atgal 20 amžiui gyvenu, kur menas pats iš savęs yra vertė, jo neįkainosi ir kažkaip pinigai niekada nebuvo tikslas ir net ne priemonė, nes jeigu būtų priemonė, būtų lengviau pasiekti tikslą, o tas priemonės kartais net neturi. Tai aš gyvenu kažkokiam tokiam, kaip bandau kalbėtis galbūt su kitais žurnalistais, kur klausia, iš ko jūs gyvenat, tai aš atsakau, iš meilės, nėra kito atsakymo. Tai aš šiuo atveju esu labai keista. Labai keista. Labai keista. Ir aš suprantu tą savo keistumą ir ačiū Dievui, pas mane komandų yra žmonių, kurie sako, klausyk, Marta, jeigu tau reikia šitą nusipirkti, tai tu turi turėti pinigų. Sakau, jo, žinau, bet važiuojam, ką nors sugalvosim. Tai stresas dėl pinigų, ko gero, yra man pats didžiausias, nes jų niekada nėra pakankamai arba nėra visai. Nes kuo išskirtinis mūsų teatras šalia daugybės kitų jo keistumų ir išskirtinumų, mes gyvenam tik iš parduotų bilietų. Ir vien tai, kad mes iš to išsilaikom, jau savaime yra kažkoks fenomenas. Tik iš bilietų gyventi yra, kaip. Tai mes vis dar ir tuo pačiu tai yra ir pasiekimas, reiškia, mūsų žiūri žmonės, reiškia, mūsų mėgsta, kad galim iš tų pinigų surinkti kažkokią tai sumą, kuri padeda mums jau 6 metus egzistuoti kaip teatrui. Bet visko būna. 6 metai jau tokia... Santykiai tokie jau ir ne kiekvieni santykiai išlaiko 6 metus. Pas mus per tą 6 metus irgi visko buvo, durų trankimų, visko. Tai ir dabar yra. O mes dirbom gan arti su jūsų teatru, nes ir savo filmavimuose kviečiame aktorius. Tai norėčiau tau padėkoti tiesiogiai. Ir ačiū aktoriam. Ačiū aktoriai. Nuostabus darbas. Geriem aktoriam. Jo. Tikrai nusivylimų niekiek nėra, tai sveikinu, nes turi nuostabius aktorius, kurie išpildo ir, žinoma, norėtųsi daugiau ir daugiau laiko, bet tu teisingai pasakei, teatre galbūt daugiau jūs turite to laiko, mes turime 1-2 dieną filmavimo ir mes pasiruošti turim prieš tai ir ko aš dar norėčiau ateityti, turėti repeticijas. Oi, ir pasiruošti. Repeticija mano meilė. Va, tai dar nepasiekėm to lygio, kai aš sakyčiau, Marta, kitą savaitę reikia repeticijos, atranka, repeticijos, paruošimo, bet ir be jų nuostabus tavo aktoriai. Tai. Taip, tikrai labai džiaugiuosi artyn teatro aktoriais, nes tokia, kaip sakant, vieša paslaptis, jie yra mėgėjai. Nemėgstu aš to žodžio, nes jis turi blogą atspalvį ir jeigu yra mėgėjas, vadinasi, kažkas taip nelabai. Dažnai yra šitas atspalvis dėja ir pavyzdžiui, man su jais dirbant, kaip labai gerai pasakė vienas mano kolega iš technikų, tarp kitko. Režisierius dirbantis su profesionalais gauna įrankius ir su tais įrankiais turi pastatyti kažkokį tai baldą, dėkim. O tu ne tik, kad su tais įrankiais turi pastatyti baldą, bet ir tuos įrankius susirinkti iš atskirų detalių. Nes tai yra labai įvairios profesijos, jau nuo onkologų iki buhalterių, pedagogų, finansininkų, įvairiausios profesijos. Ir iš jų išformuoti per labai trumpą laiką aktorių, kur tu praktiškai net nepasakytum skirtumo, čia jau ne mano žodžiai, čia tiesiog mūsų žiūrovų, kad nėra skirtumų, kad yra ištrinta riba tarp mėgėjų ir profesionalų teatro, artyn teatre tos ribos nesimato. Tai
čia iš tikrųjų yra kažkoks stebuklas, kaip tie žmonės per labai trumpą laiką, per tas būtent repeticijas sugeba savyje sulaužyti arba kaip tik užauginti tiek daug įvairiausių savybių, kurios padeda kaip aktoriam kurti profesionalius pilnavertiškus vaidmenis. Tai nes, aišku, kai kurie pas mane ir dirbo jau visus to 6 metus, tai automatiškai tie raumenys vis didesni ir didesni. Bet jau naujų užtat į teatrą prisikviesti yra vis sunkiau, nes jie ateina, pasako, oi ne, aš taip niekada nevaidinsiu. Tokio lygio ne. Ir aš sakau, čia visi atėję, taip sakė. Tai va čia tas toksai labai unikalus momentas ir kartais gal kaip ir pabijau, ne tai, kad pabijau, bet man tas žodis nelabai patinka, bet to pačiu tai yra mūsų stiprybė. Kad, žiūrėkit, įmanoma, kai labai myli, kai daug dirbi, tikrai yra įmanoma šitą pasiekti. O klausimas, atsimeni, tokia buvo marketinginė kompanija, vadinasi Neik į teatrą? Atsimenu. Koks tavo požiūris? Ar tu į ją žiūri kaip į tokį pirštinės metimą į veidą, tarsi, kodėl tai padarė? Ar atvirkščiai, kad įdomus posūkis pažiūrėti dar kartą į teatrą? Ar turi kažkokią nuomonę apie tą? Įdomus posūkis kitaip pažiūrėti į teatrą ir visiškai marketinginis žingsnis, nes sukėlė daug diskusijų, visi 100 tūkstančiais tą reklamą dalinosi, toks buvo tikslas, kuo didesnis pasiekiamumas, bet aš tikiu tokių dalykų kaip pasąmonė ir kaip visi žinom, kiek daug mumise užima pasąmonė ir tas pasakymas neik į teatrą yra labai stiprus ir pasąmonėje jisai gali įsėsti gana stabiliai. Ir nes tu visur jį matai, jie pasiekė savo tikslo, Nacionalinis dramos teatras pasklinda su savo reklama labai plačiai po visą Lietuvą, sukyla diskusijos, visi kalba apie tai, mes net porą metų jau beveik praėjo, mes vis dar apie tai kalbam, nes labai gera labai geras marketinginis žingsnis. Bet aš sakau, įsėda į pasąmonę, neik į teatrą. Ir žmonės nesąmoningai gali sakyti, kažkaip man atrodo, kad reikia neiti teatrą. Gal neinam. Bet čia gal iš kitos pusės, kur nespausk raudono mygtuko. Ugnisa, neimk degtukų. Bet marketinginis žingsnis labai geras, bet toks truputėlį neik į teatrą, bet jo nespausk raudono mygtuko, neik, aš specialiai eisiu. O kas bus? O jeigu aš neįsiu į teatrą, kas bus? Čia irgi, reiktų kuo daugiau apklausti žmonių, kurie yra teatro lankytojai ir jiems padarė įtaką tą reklamą ar ne. Arba tie, kurie ir neėjo, ar pradėjo eiti dėl to raudono mygtuko. Mano nuomonė tokia, kad žiūrovas, kuris eina į kino teatrą ir į teatrą, vis tiek jie yra, aš noriu jūs pagirti, jūs esate protingi žmonės, tai manau, kad jūs neišgąsdina neik į teatrą, čia toks pasijuokim. Tai aišku, kad eisim. Eisim, kur mes dingsim. O kur mes dingsim, nes televizijoje yra vienas lygis, ką mes matom, reklaminė, ką ir mes pradėjom daryti. Yra gan trumpas laikotarpis to klipo ir tu negali išsakyti giliai, arba nėra laiko pasiruošti tam projektui, kad labai giliai įlysti į temą. Turi kelias dienas ir važiuojam, jau filmuojam. Tai mes su Edgaru irgi girdėjom ir gerus atsiliepimus apie savo projektus ir šiek tiek kritiškus, kas yra gerai, manau. Šį penktadienį irgi. Kritika leidžia augti. Tai leidžia augti. Kažkiek buvai nuliūdęs ar ne? Jeigu išgirsti, kad mūsų projektas ir ar tau dzin? Nėra dzin, bet iš ko tu tai gauni, tai irgi įsivertini. Jeigu tu iš žmogaus, kuris niekada neėjo į teatrą, gauni komentarą, kad tavo teatras yra blogas, nežinau, ar tu labai žiūrėsi į tą nuomonę, bet jeigu iš profesionalo, kuris matęs 1000 spektaklių, profesionalaus žiūrėtojo, gal taip reikia sakyti, kuris matęs 1000 spektaklių, gal tu jį labiau atsižvelgsi į jo nuomonę. Kritika turėtų būti pagrįsta, jinai negali būti blogai. Man nepatiko. Jo, man nepatiko. Nepatiko kostiumo šviesa, čia per tyliai pasakė, čia aš nesupratau, pastebėjau, tarp kitko, kad žmonės labai nemėgsta nesuprasti. Nori labai suprasti. Labai nori viską suprasti ir... Nepajusti, o suprasti. Suprasti. Ir turėjau labai įdomų pokalbį visai nesenai su vienu žmogumi, kuris sakė, kad jam teatre labiausiai ir patinka tai, kad jis nesupranta. Menas ir turi būti nebūtinai, kad nieko nesupratau, ne, kai pasižiūrim į paveikslą, nieko nesuprantu. Klausom muzikinio, kažko klasikinio kūrinio, kokio nors Wagnerio, nieko nesuprantu, net harmonijos negirdžiu. Bet sukelia kažkokius tai jausmus, emocijas,
ir po to tu gali atsisėsti, va taip kaip mes, ir šnekėti, diskutuoti, kodėl aš nesupratau, o kuri vieta man buvo neaiškia, kodėl man kyla šitas klausimas, o kas čia su manim atsitiko. Ir mes turim tokią vieną spektaklį, patį naujausią, mūsų tą vieną iš tų premjerų per metus. Tokiu gana drastišku pavadinimu mūsų per daug šitam sušiktam laive. Labai patinka pavadinimas. Labai geras pavadinimas. Ir... Sustok, pasaulis išlips. Arba išlips iš laivo. Žodžiu, ir būtent po šito spektaklio grįžo toks galingas grįžtamasis ryšys iš mūsų žiūrovų, kuriame jie patys sakė, čia ne tai, nes spektaklio esmė ne tai, kad patiko, nepatiko, supratau, nesupratau, bet ką aš išsinešu, kokius klausimus manyje sukėlė ir kaip ilgai aš apie tai galvoju. Tai kai kurie ir savaitę ir dvi man po spektaklio dar rašė, vis dar nešiojosi šitą mintį. Ir galbūt ne visi simboliai suprantami, ne visa istorija suprantama. Turim vieną irgi spektaklį, labai sudėtingą dramaturginę medžiagą, Tėvuko žaislai, kur va ir jūsų Marius dirba tam spektaklyje. Dramaturginė medžiaga yra žvėriškai sudėtinga. Ten dramaturgiai viniojo, prisuko, išsuko ir ten tu skaitydamas ne viską supranti. Kol mes pastatėm, dar kiek užtruko, statėm praktiškai 2 metus tą spektaklį, kol iššifravom viską, ką jinai parašė. Ir dar spektaklyje irgi yra daugybė simbolių, istorijų tiesiai aplinkui, kas, kodėl, kaip, su kuo. Ir žiūrovui jau, spektaklis ilgas, beveik 3 valandos, jau yra sunku išsėdėti ilgai, negaunant to greito rezultato, reelso, skrolinimo. Tu nebegauni, tave pradeda triggerinti. Greitas maistas. Greitas maistas, tave pradeda triggerinti, tu labai ilgai nebegali mąstyti. Nes mes skaitėm kelius kartus pjesę, kol supratom, ką dramaturgija turi omenyje, apie ką čia. Tai žinoma, kad žiūrovų jau viskas, aš greit negaunu, mano dėmesio to nebeturi. Tai šita greita kultūra irgi turi savo pasiekmių teatrui. Man buvau čia praeitis metais gal spektaklį, kito Klaipėdos teatro. Ėjau be jokio konteksto. Žiūrėjau, tą valandą išsėdėjau, galvojau, what the fuck, kas čia per... Nieko nesupratau. Ta prasme, absoliučiai. Paskui man pasakė kontekstą. Aiškiau? Tada viskas išaiškėjo. Tai va, irgi čia toks gal pasiskaityti kažką biškai. Pasiskaityti anksčiau, pavyzdžiui, teatre, aš dar kai buvau vaikas, aš labai daug praleisdavau, aš praktiškai užaugus muzikiniam teatre, nes, kaip sakiau, grojau smuikeliu, mano smuiko mokytoja muzikiniam teatre grojo, tai aš visus spektaklius eidavau. Tai būdavo beveik praktiškai visur ir visada brošiūrėlis. Visi gauna, visi išdalina ir jie laukdami spektaklio pasiskaito. Apie ką tai yra. O dabar žmogus, perku bilietą, komediją. Pavyzdžiui, Tėvuko žaislai. Labai nemažai žmonių ateina kaip į vaikišką spektaklį. Nustemba, pamatė, kad biški nepataikėm. Čia ne tas. Biški ne tas. Arba, pavyzdžiui, turim absurdo komediją Musė. Irgi rašo, čia yra vaikam, Musė, čia Musė kažkas skraidys. Šuniukas, tengi šuniukas. Ir pamato pavadinimą, va kaip antraštės, laikraščių. Žmogus pamato antraštę, kažkokią tai ir viskas, ir varau arba ne. O kas po tuo? Kad vėlgi domėti, skaityti, neskubėti, pažiūrėti aplinkui. Yra žmonių, kurie po spektaklių ima dramaturginę medžiagą ir skaito, nes nieko nesuprato. Arba nueina pas kažką paklausti, tada sako, Arba papasakosiu, ką mačiau ir tada prasideda diskusija. Taip. Gan įdomiai. Tai gal nebijokim nesuprasti, o jeigu nesupratom, po to pasiaiškinti šiek tiek ir tada daugiau ten neuronų susijungs. Dabar labai populiaru apie jo šnekėti. Taip. Man patinka pakalbėti, jeigu tema yra įdomi, ne tik gavosi, nesigavo, o šiaip pradžia pokalbio, kuris veda prie nežinia, kur nueisi, netgi su tuo pokalbiu. O apie kiną. Mes su tavim esame dirbę ir filmavimo aikštelėje vieną kartą. Labai faina buvo. Labai gražus projektas, man labai patiko, kuris gyvena iki šiol, tas projektas. Vis dar kažkur, labai fainiai, kad jisai turi tą gyvenimą. Bet man patiko procesas, nes Marta įkalbėjo prisijungti, aš įkalbėjau kitus komandos narius prisijungti ir visi turbūt vienas kitą ten prikalbėjo. Sukalbėjo, įkalbėjo ir įvyko. Tai buvo lauke visą dieną. Ten po piet susirinkom. Ir nufilmavom. Mano požiūriu, aš mėgstu, aš suprantu, ką tu turėjai omeny, nes tu davėjai šiek tiek laisvės, nebuvo konkretikos, nei kadruočių. Žinai, kai mes dabar su Edgar dirbam, mes turim kadruotės, tą viziją, kokie bus kadrai ir mes labai prisirišę, nes mes negalime
per daug improvizuoti vietoje, šiek tiek darome, jeigu nesigauna, matome abu, kad iš kito rakurso gal. O ten buvo, aš galėjau ir į dešinę, į kairę, į viršų užsilipti ant medžio, ten vos neiškasti duobę ir ją lysti, jeigu aš norėčiau. Ta prasme, man patiko jūsų komandos tas pojūtis, kad aš šiaip galiu belę ką daryti. Nėra tokio griežtaus iš karto, gal tu čia grybą pjauni. Bet ir aš buvau pasijungęs, tada tu pasijungi, tipo, aš turiu pilną laisvę dabar daryti, ką aš matau iš savo pozicijos. Va, ir man tas labai imponavo ir iki šiol jo atsimenu, kad gaila, kad turėjom tik vieną dieną, nes aš po to supratau, kad galėjau, žinai, kaip menininkai, galėjau geriau. Bet tada buvo irgi geras testas, negali save smerkti, nes praėjo, išmokai kažką, judi toliau ir ne. Bet čia pasakėjai labai mano akimis svarbų dalyką menininkui. Laisvė kurti. Tai vėlgi, grįžtant prie pinigų temos, kas pas mus teatre artyn yra problema, finansai. Bet kadangi mes nepriklausome jokiai biudžetiniai įstaigai, jokiai valstybiniai įstaigai, kaip juokauju, įsikūrėm teatras ant plyno lauko ir labą dieną, mes dabar esam teatras, ateikit visi. Plynam lauke visiškai, be jokių net be stogo, be jokių finansavimų, be nieko. Ir mes būsim dabar teatras. Bet po tuo plynų laukų yra tokia laisvė. Ką tu nori, tą tu kuri, kaip tu nori, taip tu kalbi, kokia nori, tokia tavo teatrinė kalba. Tu neturi rašyti projektų, tu neturi gauti palaiminimą iš vadovybės, susidėti parašukų ant blankų, jokios biurokratijos, visišką laisvę kurti. Tai man atrodo, kad laisvę kurti menininkų yra kritinis momentas, kad skleistusi kažkas, ko dar nėra sukurta. Tai gal su tom sirenom mūsų, aš jas taip vadinu, su to projektu, kur darėm. Ir faina buvo, kad tau pasijuto, kad yra laisvė ir nieks man net gal iš pradžių net keista, kaip čia niekas man, čia, ten, tas. O kuriam, darom visi kartu bendrą projektą, idėja tokia ir kuriam. Žiūrėsim, kaip išeis. Aišku, mes turėjom labai mažai laiko. Žinoma, manau, jeigu būtų antra diena, sakytume, va čia vakar tas, tai gal dabar šitaip, dabar čia su to vandeniu truputį kitaip. Bet laisvė kurti, man atrodo, yra gyvybė mene. Jeigu esi laisvas kurti, tai kažką ir sukursi. Būtinai. Koks šį projektas, jeigu nepaslaptės? Sirenos, papasakok. Sirenos, ten buvo Aušros Pacevičiūtės. Aušra, linkėjimai, tu mus žiūri turbūt. Tai Aušros Pacevičiūtės kurti kostiumai, kuriuos jai reikėjo pristatyti savo dizaino baigiamajam darbui. Ir jinai manęs paprašė režisūriškai išspręsti jų pristatymą. Nes tai jos pavadinimas to projekto buvo Meno simbiozė, kuriame susijungia fotografija, kinas, teatras, grimas, fotografija jau sakiau, kostiumų dizainas, visą tai apsijungia, muzika, nes buvo tada Edvardas Giedraitis, kuris gyvai grojo, linkėjimai Edvardui. Puikiai muzika. Kurie gyvai grojo mūsų veikiamas scenas. Ir viskas gimė iš to, kad viskas yra susiję ir gamtoje viskas yra susiję ir nuolatinis gyvybės ratas, vienas miršta, ta jo mirtis papildo kitą, todėl gimsta kitas. Ir tie kostiumai tapo tokie gyvybės simboliai, kurie mes darėm miške ant nukirstų medžių, kada stovi tas kostiumas, sirena su to kostiumu ant nukirsto medžio ir tarsi jinai siubuodama tą medį prikelia. Ir visa tai buvo tarsi meno simbiozė, gyvybės simbiozė, tokia per kostiumų dizainą. Vėliau tas projektas išdidėjo ir mes davėm jam pavadinimą Sirenos, nes sirena tokia mitinė būtybė, pusiau paukštis, pusiau žmogus. Ir jinai Klaipėdai labai tinka. Ir sirenos dabar labai daug kur važinėja, bent jau vasarą labai daug turėjom kvietimų būtent su sirenomis ir per jūros šventę, ir per Tall Ships Race eisenas, muziejuose. Čia jūs baltos, jūs kur vaikščiate? Baltos, šitas. Tai va, ir jos nuo to mūsų meno simbiozės, kur viskas susiję, viskas yra susiję, išaugo į sirenas, kurios tapo, netgi sakyčiau, atskirų performansų, nes mes savo teatre iki šiol performanso neturėjome. Tai dabar turim tokį performansą, kurį kaip reikia, taip galim pritaikyti. Tai vėlgi... Čia jūs kur ir palei kanalą, ne? Taip, kur palei... Irgi sirenos. Čia visur važiuoju. Nes tikrai jų buvo labai daug. Ir tos sirenos galiausiai vienam užsakėme Dramos teatre, turėjom konferenciją, paprašė mus ten konferencijos atidarymą įteatralizuoti. Ir sako, mums reikia 4 stichijų. Sakau, bus! Ne problema. Ir sirenos tampa stichijom.
Toks labai lankstus modelis yra, vat, vėlgi grįžtam prie tos pačios laisvės, kurią ir tu pajutai, vat, vien per tuos aušros kostiumus, jose tiek visko buvo, tokia didelė simbiozė, kad labai išsiplėtė tas performances ir praktiškai jį gali toje laisvėje bet kam pritaikyti. Žinai, kas dar patiko? Apart, kad jūs esate nuostabios, kad buvo grojama muzika tiesiogiai, kai aš filmavau. Taip. Ir Edvardas visur laksto su kolonėlėm, su pultu. Nes mes ten Šernų girioje filmavom ir ten tų taškų buvo tikrai daug. Ir jisai visur ten nuo vieno iki kito bėgioja, jungia, vėl groja, vėl nešasi kitur. Ir paskui tą muziką jisai praktiškai paliko tokią, kaip grojo, tik jau žinoma truputėlį sutobulino, sutampė ir jau mes gražiai užklijavom tą kelią. Taip, jis buvo atvažiavęs į studiją, aš tada buvau dar Debreceno gatvėje, ten montuodavau, tai jisai atvažiavo su kompiuteriu ir su... Jau žiūrėdamas tiesiogiai mano montažą, jisai dar pakarpė, kad tiktų ilgių. Bet irgi sako, aš niekada dar šito dalyko nedariau, tai reikėtų dažniau, bet tik vieną kartą su juo. Taip, man irgi labai gaila, kad su Edvardu po to puikaus projekto, jo muzikos, jo kompozitoriaus darbo, kažkaip jisai labai daug turi veiklų ir labai įvairių ir nutolom. Kartais vėl susitinkam, kažką pabendraujam ir vėl nutolstam. Tai vat labai svarbu išlaikyti santykį su žmonėmis, su kuriais vat taip gerai pavyksta kurti. Ką ir kalbėjom pradžioj, kad vat ne kaip jums su Edgaru ar su Marium, jūs pat tryse, jūs labai gerai viens kitą jaučiat. Tai vat ir to pačiu vat reikia to žmonės labai saugoti, kažkaip stengtis jų nepamesti arba jau praėjus daugiau laiko stengtis susigrąžinti. Nes iš tikrųjų labai gražus dalykai iš to gimsta. O kalbant apie komandą, pasakė apie komandą ir paklausim mane. Yra, kaip jį pavadinti, ne workshopas, bet tokios, kaip tu jos pavadini, kai važiuoji į įmonę ir darai tokios komandos... Team buildingai. Bet toks įdomus. Aš vadinu teatro degustaciją. Va. Taip. Teatro degustacija, ir visai nesnai pastebėjau, kad aš čia galvoju, čia teatro degustacijos, aš jas darau kokie 4 metai jau ir žiūriu, kauniečiai irgi daro teatro degustacijos, tai tu pajunti, kaip skraido to atsidėjos ore ir tu kažką galbūt galvojas, kad tu čia vienintelis sugalvoji, žiūrėk, jau ir kiti daro tą patį. Tai apie ką tai? Teatro degustacijos yra, dėl to ir vadinasi degustacija, kaip vyno degustacija, sūrio degustacija, šokolado degustacija. Tu prisilieti liežuvio galiuku prie tam tikro labai originalaus produkto. Tai teatras be jokios abejonės yra visiškai originalus produktas ir žmonės, kurie nėra aktoriai, režisieriai, scenografai, dramaturgai, jie prisiliečia tik tai žiūrėdami spektaklį tas 2 kartus per metus, kai kurie gal dažniau. Ir šita teatro degustacija, kurią aš vežu į įmonės kaip kūrybinės dirbtuvės, komandos formavimui, leidžia jiems truputėlį paragauti, kaip atrodo teatras, su kuo jis valgomas, kaip kūriamas personažas, kaip kūriama atmosfera, kaip valdomos emocijos, kaip jos pritaikomos vienai ir kitai scenai, o jų atveju, jų darbo, pavyzdžiui, aplinkybėse. Tas pats streso valdymas, požiūris į situacijas, nes teatras yra tokia universali kalba, kad praktiškai gerai sukramčius ir padavus tą medžiagą, tikrai galima visur jį vežti, kaip mokomąją medžiagą, kaip man tvarkyti savo darbe, kaip man tvarkyti su savo emocijom, kaip man kurti santykį, kaip man pajausti atmosferą ir visi šitie dalykai, kurie yra teatre. Teatre kaip gyvenime kaip teatre. Tai dažniausiai labai gražus grįžtamasis ryšys būna, nes tame yra daug žaidimo, o mes visi esame labai rimti, verslininkai nuolat dirbam ir daug stresuojam, nebeleidžiam savo žaisti, nebeturime tam laiko. Tai labai vienas iš dažniausių tokių atsiliepimų, kad kaip gera buvo žaisti, tiesiog pamiršti visus įsipareigojimus, atsipalaiduoti ir būtent per tą laisvumą žmogus ir atranda labai daug atsakymų dėl jo streso, įtampų, darbų, visų santykių, kad jis leidžia savo šiek tiek pažaisti, nors retkarčiais. Kaip jaunimas sako, for fun. Šiaip pabūna. O klausimas tada, kaip išmokti nesinešti streso namo? Geras klausimas. Iš teatro, iš aikštelių, iš transliacijų, iš belio kokio darbo. Išjung telefoną. Labai geras, jo. Užjung telefoną. Man vyras sako, o tu gal galėtum išjungti telefoną? Tuoj. Žodžiu, dar milijoną žinučių atsakinėjai. Kaip išmokti nesinešti namo, tai ko gero, pirmiausia, reikia nesinešti jo techniškai.
kaip ir žmonės tengiasi mesti rūkyti techniškai, tai čia irgi kažkoks toks techninis, pirmiausia, sąmoningi žingsniai, kad taip, aš dabar neatsakysiu į tą laišką, aš dabar nepakelsiu ragelio, aš dabar negalvosiu, nes tai, kad aš dabar valgau vakarienę ir galvoju apie tą ar kitą sceną, tos scenos nepakeis. Tai tiesiog toks sąmoningas darbas su savim. Mes visi žinom, kad be darbas su savim, nieko nebus. Bet čia galiu postringauti, kiek tai noriu, bet dėja man ir pačiai nepavyksta. Gerai, ne visada pavyksta nesinešti namo. Puikus pavyzdys vakar 1:30 nakties, aš sėdžiu ir užsiemu reklamą vieno spektaklio. Tai kas taip daro? 1:30 nakties vyras šalia miega, aš telefoną sulindus ten, žodžiu. Taip neturėtų būti. Tai tokiu atveju, jeigu jauti, kad rankytės kyla dirbti, o tu esi namie, tau yra poilsio laikas, tai tą rankytę techniškai dėdė atgal. Tą telefoniuką, ar tą kompiuterį, ar tą laišką elektroninį galiausiai. Ne, šiandien neatsakysiu. Bet man, pavyzdžiui, būna, kad irgi atsiguli, nors telefoną nėra rankose, bet mintis vis tiek apie tai sukus ir neina užmigti. Ir neina užmigti. Tai dar irgi manęs vienas žmogus klausė, o kaip padaryti, tai aš pasidariau tokius ritualus, kuriuos labai mėgstu grįžusi namo. Papasakok. Pavyzdžiui, turiu tokį labai mėgiamą puodelį, aš jį vadinu puodelį su megztiniu. Tai tas puodelis su megztiniu turi būti pilnas žolelių arbatos, daug medaus, aš atsigulu į lovą, pasiduodu puodelį su megztiniu, pasiimu pleduką, techniškai tuos žingsnius darau. Ceremonija tokia, nes jinai teikia malonumą. Ir tas puodelis su megztiniu keliauja į rankas ir būtinai gera knyga, arba geras filmas, arba geras serialas, kurį aš mėgstu. Ir tai darau dažniausiai, kai būna labai sunki diena, aš mintimis keliauju į tą momentą, kaip aš grįšiu namo, užsiklosiu pleduką, pasimsiu puodelį su megztiniu ir aš jau pradedu laukti to atsipalaidavimo. Visiškai techniškai. Ir man šitas veikia. Labai paprastas momentas susikurti mažą ritualą, kuris yra labai malonus. Jame nieko ypatingo, jis nereikalauja visiškai jokių finansų. Net vyro pagalbos, nebent užplikys tą. O taip, jis būna užpliko, arba padaro kokį užkanduką dar atneša, žodžiu, bet jisai žino, kad aš dabar esu tam savo rituale. Taip, ir jis man padeda. Tai Edgarai susigalvok ritualą, kuris nutraukia mintis tiesiog. Galbūt tai gali būti video žaidimas. Aš skrolinu Instagramą ir tipsus žiūriu. Ne, aš tipsus prisigaudu visokių, žinai. Darbinius, jo. Bet čia irgi darbu. Jo. Ne. Tokius tipsus. Klausykit, nepertraukinėkit. Ne, aš tipsus bandau, kurie tipo padeda užmigti. Ir pavyzdžiui, vieną, kurį tikrai esu atradęs, tai verta galvoti random žodžius. Nieko nesusijusius žodžius. Ir tai yra sunku, pasirodo. Gal teatro žmonėm yra gal lengviau sugalvoti. Ne faktas. Studentais dirbam būtent vieną tokį pratimą turim, kur reikia kuo daugiau nusišnekėti. Šnekėti visiškai nelogiškas tarpusavį nesusijusias nesąmonės. Nice. Labai sunku. Žiauriai sunku. Žiauriai. Ten turi būti tokia nesąmonė, kad šaldytuve gyvena žirafa, kurioje mes į mėnulį, bet vis tiek yra logiška. Šaldytuve žirafa. Galūnės turi būti taisyklingos. Jo, vis tiek. Ir prastebi, kad studentas pradeda taip patrumpint ir vis tiek ieškoti loginio paaiškinimo, kodėl ta šaldytuve žirafa keliauja dabar į Marsą. Ir aš galvoju irgi tos random žodžius ir paskui sugalvoju kėdė ir kokia nors tekstilė. Ir kėdė turigi tekstilė. Vėl logiška. Ir logiškai. No. Ja, mes privalom viską pagrysti. Mūsų sąmonė privalo viską pagrysti. Tai čia yra toks mūsų kaip žmonių minusas. Dėja. Mes negalim tiesiog būti. Mums viskam reikia pagrindimo. Net mūsų buvimui tam. Tai, pavyzdžiui, mano vyras irgi turi vieną iš atsipalaidavimo metodų. Tai jisai irgi per telefoną, tokias kaip ir meditacijas, kur sako skaičius. Tiesiog skaičiuoja. Ir jisai klauso tų skaičių, jisai ir ten tokia programėlė yra, ten kiekvieną etapais ten tie skaičiai skaičiuojami ir žiūriu, kad po 10 minučių vis miega. Ramus. Tai žodžiu, ramus. Tai kiekvienas susiranda savo kažkokiu būdu, sakau, man tas ritualas, mano vakarinis su ta arbatos puodeliu knyga, serialų, tarp kitko kalbėjom apie kiną, nepaprastai mėgstu filmus. Tai aš tai jau laikiausi. Tai žodžiu, tai, ką tu mėgsti daryti, turėtų kompensuoti, užimti didesnę dalį tavo darbo streso po darbo valandų, daugiau koncentruotis tai, ką aš mėgstu daryti. Tai gali būti visiškai smulkus dalykas, nežinau, moteriai kokią veido kaukę užsidėti, vyrui galbūt, nežinau, ten... Kojines mėgst. Random. Aš negalėčiau, bet man parodė žmona, aš pabandžiau, spėjau ir mes gydami.
Ar dar ne? Nu, neusidėjau megztinę, kurį jinai padarė, bet dar atsinešiu. Taip, susirasti tai, kas teikia malonumą, ir tai gali būti visiškai smulkus dalykai. Bet teisingai sakai, man reikia kažkokio fiziško, aš pradėjau su oda dirbti kažkada senai, tai jinai labai ramina man, žinai, tokia pasidarai planelį, kažkokią piniginę padaryti. Mes dabar šiaip jau kalbėjom apie dėkliukus mūsų Leatherman. Tokius turim peiliukus, kurie yra multifunkciniai, ten replės yra visi tie, kai technikai. Technikai turi turėtos, tai mes mūsų jau suplyšę, nes jie yra medžiaginiai, tai aš galvoju, gal grįšiu pamedituoti, nes man nelabai ramina, nes daugiau niekas nesvarbu, yra užduotis per šiandieną pasibandyti, pasidaryti šitą. Tai užtruks valandą, tai per valandą aš galiu atsijungti, nes aš kuo toliau matau, tuo sunkiau, nes paskutinis projektas darbas buvo su Kanada, tai Kanada atsibunda 5 vakaro, tai aš grįžtu iš čia ir reikia 8-9 dar su jais dirbu. Bendrauju, nes reikia su marketologu bendradarbiauti, aiškinti, siūsti, išgirsti atsakymą ir vėl, vienu žodžiu, buvo sunkus projektas. Ta prasme, kad negalėjau atsipalaiduoti namie. Tarp kitko, taip, tie tokie techniniai, galbūt labai daug mąstymų, filosofijos nereikalaujantis darbai yra vienas iš geriausių būdų atsipalaiduoti. Mano džiaugsmo, aš turiu darželį. Tai pavasarį, vasarą paskęstu į tą daržą, mano vyras pajokavo šią vasarą, gal tau sako žemėlapį iki daržo nubraižyti. Nes aš sakau, kad turiu darželį, tai mano atsipalaidavimas, o ten piktžolė, žodžiu. Bet kai tu susirašy, tu gali 2, 3, 4 valandas tam darželį tiesiog ravėti, perkasti, sodinti. Ir tu tikrai jautiesi kaip po geros sporto salės švaria galva ir gali grįžti prie darbų. Nes tas toksai monotoniškas darbas, techninis darbas, nesusijęs su profesija, sakykim, tikrai labai atpalaiduoja. Sakyčiau, sustato viską į stalčiukus. Ir ten rezultatas gal jau taip, ne filmas, ne spektaklis, taip, rezultatas. Ridikėlis. Bet bent jau, žinai, viskas sutvarkyta, jau kažkaip vizualiai, jau matosi, kad kažką išpildžiau ir yra... Techniškai savo rankomis. Per valandą, bum, yra rezultatas. Taip, dabar perinam prie filmo. Galim. Nes aš turiu rekomendaciją, nežinau, ar tu tą filmą matei, angliškai vadinasi The Birdman. Apie teatrą. Paukštis? Apie teatrą. Nematei? Man atrodo, aš tik tai, kad girdėjau, kad geras. Galėsi pažiūrėti? Galėsiu pažiūrėti, tada būtinai. O koks tavo mėgstamiausias serialas arba filmas? Mums šiaip reikia rubriką sukurti geriausias filmas, geriausias serialas ir geriausias koks nors lietuviškas, kad populiarinti lietuvišką. Mano geriausias filmas, ko gero, būtų Clinto Eastwoodo Medicinografistės tiltai. Nežinau, ar teko matyti. Man reikia angliškai, nes aš visada angliškai žiūriu, tai reikės pasižiūrėti Clinto Eastwood. Taip, jis pats ir vaidina tam filme. Senesnis? Senesnis, taip. Kažkaip, kiek kartų žiūriu, tiek yra, tarsi nieko ypatingo filme nevyksta, bet yra toks emocinis užtaisas, tokia stipri vaidyba. Tai aš tiesiog, gurmaniškai mėgaujuosi to filmu. Su serialais galbūt būtų šiek tiek sunkiau, nes dabar jų yra labai labai daug ir labai įvairių ir dažnai būna pradedi žiūrėti ir kažkurioje vietoje jie nuvilia. Taip. Ir tada žiūri vien dėl to, kad reikia pabaigti sezoną. Bet vienas iš tokių galbūt vieną didesnį įspūdį palikusių buvo Black Mirror. Dėl to, kaip suka siužetus. Ir man patiko, ką jį daro su mano smegenim. Gal ten kažkokios meninės vertės labai didelės nėra, bet man labai patiko, kaip kitaip galima žiūrėti. Taip, kaip tu net nepagalvojai. Va tas smegenų sukimas. O lietuviškas filmas, nepatikėsit, gal man padės rast, neatsimenu režisieriaus, bet lietuviškas filmas pavadinimu Dvynukės. Dvynukės. Būdama visai vaikas, aš tą filmą žiūrėjau. Tai čia senasis? Labai. Ir nešiojusi iki dabar muzika, vizualika, tokia pasakiška atmosfera. Ir kažkaip gal patingėjau, ne iki galo pati paieškojau ir neradau aš to filmo pasižiūrėti, bet lietuviškas filmas Dvynukės. Ir mano sesė tas pats, sako, atrodo visą laiką ir nešiojas tą filmą, nors net tiksliai neatsimeni, apie ką jis buvo, bet tokia stipri atmosfera, aš tokia truputį atmosferos besivaikanti, kad kur aš esu ir ką su manimi tas filmas padaro. Būna baigėsi filmas ir tu dar taip kuris laikas tame būni. Man labai patinka šitas jausmas, kad mane ištraukia iš realybės. Na, jeigu pasižiūri filmą, išjungi ir, nežinau, nueini kepti bulvių ir net neprisimeni nei kas ten vaidina, nei ką, tai pražudytas laikas. Šiaip jau, mes turim ką veikti su tavim
Šiaip su savo veiklom yra, va, tiek. Tai aš irgi nusiviliu beveik kasdien, nes mes pažiūrim ir porą filmų. Tai būtent pradeda nervuoti, kad, kodėl neįsigilinat, kodėl nepadarėt iki galo, kodėl tai paviršutiniškai, tarsi jo greitasis maistas. Taip. Suvalgiau, išėjau ir užmiršau. Arba pradėjo labai gerai, labai stipriai, užkabino, tai paskui žiūri ir net pabaigos nėra, kažkokio išsprendimo nėra. Irgi, atrodo, pririnko žvaigždžių, kaip tu ir sakei pačioj pradžioj, jie duotybės jų gali viską padaryti, o režisierius tarsi nubėga paviršium ir neišnaudoja to turinio. Tai gaila, kad dėja, turi atsirankioti ir kartais būna ir su vyru kalbam, kur yra visi geri filmai, galėtų būti atskiras portalas kažkoks, geri filmai, bet tikrai. Mes padarysim. Gerai. Padarykit, būtinai. Tai po kiekvieno svečio įdėsiu po kelias rekomendacijas, tu jau paminėjai, tai jeigu ką dar atsiųsk man, nes tik pirmadienį išeis podcastas, tai atsiųsk kelias nuorodas filmų, kurie paskui ateis tau. Būtinai. Ir aš kelias savo rekomendacijas, kad žiūrovas galėtų ir geresnius. Ne apie tave šitą laidą nesusireikšminu. Ja, nes mes dažnai ir praleidžiam labai daug laiko besirinkdami filmą. Jo, tai mes padėsim žmonėms. Jo. Ir Edgaras irgi įmesk porą gerų filmų. Jo, reiktų šitą padaryti. Žinoma, čia yra skonio reikalas, bet vis tiek, kartais atrodo, kad, tikrai šitas geras. Čia taip tikrai geras, pasižiūrėkit. Neabejotinai. Cool. Tai daug ką apšnekėjom. Daug kas bus pašnekėta, tikiuosi, kitam sezone. Dar grįšim prie šitų temų. Tai norėčiau irgi padėkoti už tavo laiką skyrei mums. Ačiū, kad pakvietėt. Nes tu šiandieną į teatrą darai, ne? Taip, aš šiandien dar einu į teatrą. Tai čia prieš darbą. Čia prieš darbą man išeina, jo. Pas mane išeina. O man tarp darbų. Tai jau pradėjom dirbti, dabar podcastas, paskui dar tęsime toliau. Tai norėčiau irgi pamiršau pradžioje, ką Edgaras puikiausiai atlieka. Jis pradžioje prisistato, kad tai yra tinklalaidė, kuri parodo tuos nuostabius žmonės, kurie yra už kadro. Ir Marta, irgi tu esi dažniausiai už kadro ir ne visada netgi išeini už širmos. Kurie daug įdeda, kad įvyktų renginys, ten ar spektaklis, ar tai filmavimas, filmas ir taip toliau. Ir kad nepamirškite, vis dar jūsų yra daug, kurie nepaspaudė subscribe. Esi subscribe paspaudęs? Man atrodo, kad tikrai esu. Pačeking dėlis, iš to. O mes matysime Martos ten. Vienu žodžiu, spauskite. Jeigu norite padėti, kad kažkas pasikeistų iš užuolaidų ar dar kažko, Contribui yra mūsų puslapis čia atsiras. Jo, va čia. Nes kaip Marta ir sakė, reikia pinigų viskam, netgi pakeisti mūsų dizainą studijos kitam sezonui arba per vidurį sezono galėtumėm, bet tai viskas, ką mes galim už savo biudžetą, tai jau yra daugiau, reikėtų jūsų pagalbos. Ir tęskite sekimą, bus dar daugiau įdomių svečių. Nebejoju. Tai Edgar, dar kažkokį klausimą pabaigai, ar mes galime jau? Galime. Gerai. Tai tau garbė. Man garbė. Pliauška, kaip tu nori. Tarkšti. Nudėkim, mums prieš spektaklį mes turim būtent Meškiną ir jam dingo kytės tokios sagos dvi. Problem. Ir ką aš dieną prieš spektaklį, aš einu į sagų parduotuvę, ieškau sagučių, apsiūnus vadatėlę, kad būtų nertos sakytės. Ir galvoju, kodėl. Bet, o žmogai? Žmogai, jo. Tai čia netaisyklingai, žmogienai. Žmogučiai. Žmogeliukai. Debilai. Plūdurai. Pliup. Tai va, tai regis jau myža į kelnes, labai gerai. Tu pietavai, ar eisi su mums čia į tą pastasių kampą? Galiu nueiti, einam kartu. Surbytas, bet... Jo, nueisim. Ir papasakosiu, kas ten. Mes Stasio kampo nereklamuojam. Nereklamuojam ir nereklamuosim, kol paėlius normaliai nepadarys.